Labadiena, sveiki atvykę į Vatinių marginalų konkursą ir pirmas klausimas būtų, kodėl jūsų antakiai tokie? Primena buvusią darbovietę. Na, o tai kur jūs tada dirbote ten? Nike parduotuviai. O ką reiškia jūsų tatuškės? Tai reiškia, kad draugas dirba tatų salone, įsigijo naują aparatą ir norėjo išbandyti. O ant kiek jūs esat tupa? Ant tiek tupa, kad tik tokia šokų savo norų. Nu, mum nepakanka. Iš celofano esu pirkusi bitkoiną. O tai vyras nepaprotino, kad nepirkt. Vyras irgi pirko. Abudu dalyvaujam loterijoje ir laimėsim Maserati, jeigu aišku celofano nepasadins į kalėjimą. O jeigu abudu būtumėt saldumynai, tai kokie būtumėt saldumynai? Cukraus vata ir vaflis. Grįžtam prie mūsų užduočių. Kaip įrodyti, kad karo Ukrainoje nėra? Reikia nuvažiuoti į Ukrainą pusdieniui, išlaukti to momento, kai nieks nešaudo, užfilmuoti jį ir pateikti žiūrovam kaip įrodymą. O kaip, pavyzdžiui, griuvėsiai, bučiai ar fotkės su Zelenskiu? Ten green screenas. Ar tiesa, kad ukrainiečiai nežino akcijos Radarom? Nežino? Aš jų klausiau. O kaip jų klausėt? Ar žinot akciją Radarom? Ir ką jie į tai tau atsakė? Не понимаю по-литовски. Labai gerai. Turite laidą pavadinimu Olimpiada. Kaip joje jaučiatės? Kaip Rusija olimpiadoje, jokių pergalių, niekam neįdomi, feikiniai tyrimai ir iš vis nesuprantu, ką aš ten darau. O ką jūsų vyras naudoja, kad įtiktų jums? Muila. O kaip jūs įtinkat marginalam? Be muilo. O ką darysit, jeigu Rusija va taip mūsų okupuos? Nešim muilą. Ar reikia Lietuvai poligono ir kodėl ne? Nereikia, nes gaila miškų ir voverių. Nu, kažkoks labai silpnas argumentas. Nu, silpnai, nes aš dar iš Rusijos negavau metodičkių, ką kalbėti tuo klausimu. O jūs gavot? Nu ne, mes irgi dar laukiam. Ko jie dėlisi? Ar jums reikia muilo kekių? Ne. O kosmetologinių procedūrų? Nu ne, aš tau vatnikas, o ne pedikas. Nemokamai. Nu ne, taigi sakiau. Gal reikia geros tatų, aš žinau, kur daro nemokamai. Nu nafik man tavo tatų. Sėsim į kalėjimo, ten mum tas tatų ir tai padarys nemokamai. Jezu, kam čia vargt laisviai?